Reklamą galėtume pradėti nuo didelių skaičių, bet jūs tikriausiai jau žinote, kas yra Surfshark. Tai gal tiesiog pažiūrėkite, kokius darbdavys mes esame. Which New Yorker give up their data for food? We did something insane in the middle of London. Aplikuokit Surfshark ir dirbk kaip reklamoje. Ši tyla palaikymas LRT žurnalistams. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Labas, šį lietingą antradienį su jumis sveikinasi Eglė. Šiandien minima Tarptautinė slaugytojų diena. Ta proga dėkojame visoms slaugytojoms ir slaugytojams už kasdienį rūpestį, kantrybę ir darbą, kuris daugeliui žmonių tampa svarbiausia pagalba sunkiausiamis akimirkomis. O dabar nieko nelaukiam ir judam į gegužės 12 dienos žinias. Pasibaigus itin trapioms 3 dienų paliauboms, okupantai su nauja energija griebėsi savo pamėgto taikos palaikymo – masinių smūgių Ukrainos infrastruktūrai. Naktį Ukrainos link buvo paleista daugiau nei 200 dronų, o pafrontės zonoje numesta daugiau kaip 80 bombų. Preliminariais duomenimis žuvo 1 žmogus ir dar mažiausiai 4 buvo sužeisti. O šiandien pranešta apie pastebėtus dūmus Čeliabinsko cinko gamyklos teritorijoje. Taiklus mūsų draugai ukrainiečiai. Panašu, kad 3 dienų paliaubos įkvėpė naujiems žygdarbiams Jungtinės valstijas. Bandydamos reabilituotis užsienio politikoje, JAV siekia atgaivinti įstrigusias Rusijos ir Ukrainos derybas. Mainais į laikinas paliaubas Maskvai gali pasiūlyti sušvelninimą. Pasak šaltinių, naujas amerikiečių noras derėtis jau kelia nerimą Kijeve, nes susitarime trūksta vieno itin svarbaus elemento – saugumo garantijų Ukrainai. Savo ruožtų Ukraina prašo Europos šalių padėti tarpininkauti susitarimui su Rusija dėl abipusio atakų prieš oro uostų sustabdymo. Pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro, pasiūlymas būtų orientuotas į ribotą Maskvos ir Kijevo susitarimą nesitaikyti į oro uostus. Tuo metu Ukrainos brigados Azov pranešimas apie sugrįžimą į Mariupolį sukėlė paniką kacapų karo blogeriams. Kol kas Azovas iš dangaus patruliuoja Mariupolyje ir kuria sanitarinę zoną driskių logistikai, taikydamiesi į Rusijos autocisternas ir kitą karinę transporto techniką. O Ukraina vėl purto dar vienas didžiulis korupcijos skandalas. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pirmadienį pranešė atskleidusios kelių milijonų dolerių vertės pinigų plovimo schemą, kurioje dalyvavo buvęs Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas. Tyrėjai nurodė, kad organizuota grupė išplovė 460 milijonų grivinų, tai yra apie 9 milijonus eurų, per prabangų statybų projektą netoli Kijevo. Tuo tarpu Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos kovos su dezinformacija centras pranešė apie Rusijos planus intensyvinti darbą su užsienyje gyvenančiais tautiečiais, vykstant hibridiniai konfrontacijai su vakarais. Kremlius rusakalbių bendruomenės visame pasaulyje laiko strateginę įtakos priemonę, kuri gali daryti įtaką visuomenės nuomoniai savo gyvenamose šalise ir skleisti Rusijai palankius naratyvus. Bet kartais Kremlius surengia hibridinę ataką iš savo teritorijos su mūsų herojais, papuoštais okupanto atributika ir raudonais gvazdikais. Štai gegužės 9-osios minėjime Rusijoje Margarita Drobesko ir Povilas Vanagas tapo Raudonosios armijos kareiviais. Žiūrint į besišypsantį Povilą Vanagą, kyla tik vienas klausimas. Kiek gramų sąžinės jis pasvėrė už tą skalsesnį rusišką duonos kąsnį? Izraelio ir Jungtinių valstijų paskelbtame kare Iranui naujas svarbus posūkis. Paaiškėjo, kad karo iniciatorės ne 2, o 3. The Wall Street Journal šaltiniai teigia, kad Jungtiniai Arabų Emiratai slapta surengė karinius smūgius Iranui ir taip tapo aktyvia karo puse. Nors Emiratai smūgių nepripažįsta, šaltiniai sako, kad balandį atakuota naftos perdirbimo gamykla Irano Lavano saloje Persijos įlankoje. Maždaug tuo metu, kai Donaldas Trumpas po 5 savaitės trukusios oro kampanijos paskelbė karo paliaubas.
Pentagonas ir Baltieji rūmai irgi atsisakė komentuoti gandus. Tačiau čia dar ne viskas. Kitas šaltiniai praneša ne mažiau skandalingą gandą. Nors Pakistanas yra diplomatinis tarpininkas tarp Teherano ir Vašingtono, CBS News teigia, kad šalis slapta leido Irano karo lėktuvams stovėti savo oro bazėse ir taip galimai apsaugojo juos nuo amerikiečių smūgių. Pakistanas griežtai neigia gandus ir sako, kad pačiame miesto centre esančiame aerodrome neįmanoma paslėpti orlaivių nuo visuomenės akių. O jei jau kalbam apie gandus, sklinda kalbos, kad JAV prezidentas daug rimčiau nei per pastarąsią savaitę svarsto galimybę atnaujinti plataus masto kovinės operacijas. Trumpas praranda kantrybę dėl besitęsiančio Hormūzo sąsiaurio uždarimo, taip pat jo manymu dėl Irano vadovybės susiskaldimo, kuris trukdo deryboms. Nervinasi ne tik amerikiečių lyderis. Be energijos pasaulis taip pat susiduria su trąšų, kurių didžioji dalis atkeliauja iš Persijos įlankos uostų ir maisto 10 milijonų žmonių trūkumu. Jungtinių tautų atstovas sako, kad liko vos kelios savaitės, per kurias dar galima išvengti didžiulės humanitarinės krizės. Badas gali paveikti net 45 milijonus žmonių. JAV pajėgos Omano įlankoje savaitgalį perėmė 2 tanklaivius su Islamo Respublikos vėliava, prieš jiems pasiekiant Irano uostus. Buvo atidengta ugnis. Dabar pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matosi vis dar degantis laivas. Socdemus krečia naujas skandalas, o jei tiksliau, viena iš jų lyderių premjerė Inga Ruginienė. Portalo 15 min tyrimų skyrius išsiaiškino, kad vyriausybės vadovės visuomeninis konsultantas Vigilijus Jukna įsisavina ES lėšas už mokymus ūkininkams, nors klausytojai į juos ir neatvyksta. Buvusio darbo partijos nario, dabar Socdemo įstaiga Mokslinės paslaugos šiuo metu įgyvendina 2 stambius ES lėšomis remiamus projektus 51 savivaldybėje. Viename turėtų būti surinkti 77 mokymai, kitame 130. Už tai įstaiga turėtų susižerti beveik 300 000 eurų. Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienose mokymuose, per kelis mėnesius žurnalistai patikrino 13 tokių mokymų, tačiau klausytojų neužfiksavo nė karto. Salės ir kėdės paruoštos, o ūkininko nė vieno. Kitaip tariant, fiktyvūs mokymai. Už mokymų tikrinimą atsakinga nacionalinė mokėjimo agentūra rimtų pažeidimų nepastebėjo. Gana juokinga, kad agentūros specialistai patikrą atliko tik nuotoliniu būdu ir apie ją praneždavo iš anksto. Pats Jukna į klausimus pradžioje neatsakė, bet kai klausimus sulaukė premjerė, tada jau grįžo į eterį. Tačiau davė tokį abstraktų paaiškinimą apie nieką. Neva mokymai yra pagalba ūkininkams kasdienėje veikloje. Įtarimų kelia ir lektoriai. Dalį mokymo organizatorių komandos sudaro ilgamečiai Juknos bendražygiai iš darbo partijos ir jo vadovavimo Žemės ūkio ministerijai laikų. Dalis jų darbiniais ryšiais susiję su Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, kuriai nuo praėjusių metų rudens vadovauja tas pats istorijos herojus. Premjerei toks kolega problemų nekelia. Jis sakė savo vertinimą pateiksinti tik po to, kai išgirs Juknos pasiaiškinimus. Tuo tarpu konservatorius Arvydas Anušauskas nurodė, siūlysęs klausimą įtraukti į artimiausią antikorupcijos posėdį. Be to, jis jau parengė raštus Generaliniai prokuratūrai ir Nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Prezidentas Nausėda paragino premjerę įvertinti paviešintą informaciją ir priimti sprendimus. Kai jau prezidentas išlenda iš slėptuvės ir reiškia nuomonę, tenka reaguoti. Tai ir sureagavo. Ruginienė atsisveikino su savo konsultantu, su visam. Bet vyručio dar laukia tyrimai, nes negalima tiesiog įsisavinti ES lėšų be pasekmių. Blitz naujienos. Kilus įtarimų dėl sukčiavimo, Finansų ministerija siūlo leisti finansų įstaigoms laikinai apriboti lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą, pinigus nurašyti iš sukčiaus sąskaitos ir grąžinti nukentėjusiam žmogui. Lietuvos banko asociacija sako, kad dabar tai beveik neįmanoma, nes reikia teisėsaugos leidimo, o sukčiai spėja pinigus išsigryninti ar pervesti kitur. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad bankai bus įpareigoti keistis informaciją ir naudoti
naudoti bendrą algoritmą įtartiniems mokėjimams nustatyti. Nepaisant jau kurį laiką sklandančios panikos dėl demografinės situacijos Lietuvoje, Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien dalinosi savo džiaugsmu. Jis teigia, kad per pirmus 4 šių metų mėnesius Lietuvoje gimė 227 naujagimiais daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Ir žinoma, augantį gimstamumą Olekas susiejo su socdemų iniciatyvomis demografijos srityje. Gal kuriuos iš jūsų socdemai paskatino šiemet pasigimdyti? Specialiųjų tyrimų tarnyba sukritikavo valdančiųjų parengtą LRT įstatymo projektą. Teigiama, kad kai kurios jo nuostatos sudaro prielaidas šališkam taikymui bei pernelyg plačiai LRT tarybos diskrecijai. STT išskyrė siūlymą be tarybos leidimo neleisti kitoms žiniasklaidos priemonėms veikti LRT kanaluose ir interneto svetainėje, nes projekte neapibrėžta žiniasklaidos priemonės sąvoka. Tarnyba taip pat kritikuoja nuostatą, pagal kurią kitų žiniasklaidos priemonių atstovai LRT turinyje galėtų dalyvauti tik tarybos nustatytomis sąlygomis ir deklaravę interesų konfliktus. Šalies gėda Antanas Kandrotas Celofanas socialiniuose tinkluose apsiskelbė lankęsis Jungtinių tautų būstinėje Ženevoje ir teigė pasakęs kalbą. Vis dėlto Užsienio reikalų ministerija teigia neturinti informacijos apie nuteisto Celofano veiklą Ženevoje. Jo vizitas Baltarusijoje ir Šveicarijoje sukėlė diskusijas dėl rašytinio pasižadėjimo neišvykti laikymosi, nes teismų duomenimis jis nebuvo informavęs apie planuojamas išvykas ir neprašė leidimo išvykti iš Lietuvos. Teismai pažymi, kad už tokio pasižadėjimo pažeidimą tiesioginė atsakomybė nenumatyta, tačiau gali būti skiriama griežtesnė kardomoji priemonė. Mr. Worldwide. Šiandien galite pasidalinti savo pasvarstymais. Jei Nausėda būtų eilinį kartą tylėjęs, ar premjerė būtų žengusi žingsnį atleisti Jukną? Ir žinoma, kviečiu pasisakyti, ką veikaliojate niūresnėmis pavasario dienomis, o gal mėgaujatės lietumi? Komentarų metas. Vakarykštė naujiena apie hantavirusą priminė miglotą praeitį su koronaviruso pandemija. Dar atsimenat? Pavyzdžiui, komentatorius Jonas dar kažkur turi galimybių paso PDF-ą. Fikcija į COVID-19 pandemiją žiūri ciniškai ir labai pragmatiškai. Norėtų dar vieno, kaip sako, apsivalymo. Tik pastebiu, redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su komentatoriu. Tiek pasidalinimų jūsų pojūčiais. Su jumis buvo Eglė. Čiau!